Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Labadiena Merkinė, labas pasaulį. Su jumis ir vėl kalbame mes, laida MC Merkinė, studijoje radio stoties FM 99 eteryje. Ir šiandien, kaip visada, laidą vedu aš, tarpdisciplininių menų kūrėjas Algimantas Rokas Černiauskas ir mano bičiulis, istorijos mokslų daktaras, archeologas Žygimantas Buržinskas. Malonu iš tikrųjų būti čia, kaip ir kiekvieną kartą odontologijos klinikų apsupty, Pulko gatvėje su Liudo Malone, jisai irgi studijoje esantis FM 99 eteryje. Iš tikrųjų, kiekvieną mėnesį sugrįžt, laukiam kaip kokios šventės, iš tikrųjų susibėgam ir bėgte lekiam į Alytų iš Merkinės. Tai Algimantai, kaip tau praėjęs mėnuo, ar nubėgai dar daugiau kilometrų, neužstrigai kur nors miške vėl? Į mišką neįbėgau, bet kaip ir buvo galima tikėtis, vos pasireklamavus, iš karto ritmas sugriuvo, bet vasaros darbai įtraukia ir bėgimas šiuo metu lieka antrame plane, bet porą kartų per savaitę vis tiek pavyksta nubėgti pusmaratone. Pusmaratone. Taigi, tai mėnuo iš tikrųjų buvo labai įvairus ir ties pasais labai daug ko įvyko, atrodo tas tiek praėjo laiko, bet jau per kiekvieną kartą atrodo, kad pusę metų praėjo ir įvairių renginių, įvairių kažkokių nutikimų, ekskursijų masė, kartais spėjom suktis muziejuje, Merkinėje žmonių pilna. Plus kažkaip pavyko mums sudalyvauti ir renginiuose, įvairiuose renginiuose, ne tik ir Merkinėje, apie ką mes turbūt ir pakalbėsim, bet šiandien yra, turbūt dar įeinant į kontekstą ir Liepos 4, ir apie tai turbūt reikėtų paminėti, bet šiaip, kuo dabar, Algimantai, tu gyvenai pastarąjį mėnesį, kas tavo galvoje, širdelėje tukseno? Na, šiandien diena prasidėjo, tai toliau gvildenant Šiferio temą. Pernai metais Ritmės festivalyje skaitėjai paskaitą šią temą ir kažkaip toliau gyvuoja šitą materiją. Tai šiandien vežėm su broliu į senąją Varėną iš Merkinės kunstpunkto Šiferio lakštus, kur čia neužilgo bus statoma instaliacija festivalyje, Dzūkų kultūros festivalyje Čiulba Ulba, kuris asbesto Šiferio bokštą statysiu. Taip, nes jisai vis dar gyvas, vis dar gajus. Liaudies kultūros elementas iš tiesų. Neatsiejamas, sakyčiau, kraštovaizdžio, jungiantis regionus. Absoliučiai visą Sovietų sąjungą. Taip, tarp valstybinis toksai vienetas. Taip. Tai prasidėjo diena nuo šito motyvo, bet nepaisant jo, tai vyksta iš tikrųjų daug veiksmo ir Merkinės kultūrinis gyvenimas vasarą dūzgia, kaip turi būti, ir turime nemažai vykstančių koncertų ir šios laidos metu pasidalinsime nemažai įrašų iš tikrai gausaus Merkinės garsyno ir ne tik Merkinės, bet pietų Lietuvos mūsų regiono. Taip, kur tik tai siekia mūsų rankos ir natos, tai tenai ir suskamba MC Merkinė.
Aš pastaruoju metu kažkaip dirbdamas muziejui irgi kartais pradedu galvoti, kad aš dirbu kažkokiai statybų įmonėje. Toks jausmas kartais apima. Mes su Algimantu, kai ką nors darom visą laiką merkiniai kokią instaliaciją, tai buvom sugalvoję, kad mūsų galėtų įmonė būti visų plebėjų darbai. Ar kaip ten tas įvardymas buvo įmonės pavadinimas. Tai atstatinėjom praeitais metais nuo vėtros nuvirtusias tokias simbolinės merkinės krautuvės duris. Tai dabar pilna rankose prilindę rakščių, bet kažkaip sėkmingai pavyko tą padaryti. Nu ir dar laukia merkinės rotušės didžiojo maketo irgi tvarkymas, restauravimas. Atstatymas rotušės. Nu ir dar atstatymas laukia, bet kol kas maketo tvarkymas, tai stogą reikės keisti. Tai užsakėm medžiagas, reikėtų Dainavos prekybai padėkoti už auką, tai tikrai sutvarkysim maketą, vėl bus naujas, smagus ir vėl trauks visų lankytojų akį. Tai ne tik, kad statybininkų, bet dar ir stogdengių teks padirbti. Šiaip kalbėjau, Algimantai, su tavo tėvu, Algimantu Černiausku vyresniuoju, tai jis sako, koks gali būti direktorius, kuris dirba statybose. Tai sako, tavo tėvas, aš pažįstu tokį, tai Rietavė dar, Vytas Rutkauskas, tai irgi muziejai vadovauja, irgi viską reikia remontuoti ir daryti pačiam rankom. Bet smagu, man patinka, tiesą pasakius. Tai merkiniai tie darbai labai įvairialypė, nuo ekskursijų vedimo iki plaktuko ir kaip sakant, pjūklo. Tai dirbam. Kai mūsų daug merkinėje nėra, tai ir tenka tada naudoti visus įrankius ir visas priemonės tam, kad įvyktų. Nuo mikrofono iki vinies. Taip. Tai va, ir kai tik tai išeina koks nors iš bendruomenės pasitraukia asmuo, tai iš karto visada labai jaučiasi trūkumas automatiškai bendradarbiavimo rankų. Ir taip toliau. Bet statybų ta tema iš ties plati. Štai mes turime netgi čia iš kišenės iškrito Žygimanto man šiandien dovanota bažnyčia visą. Prie širdelės vežeisi Petro bažnyčią merkinės. Taip, irgi Žygimanto kūrybinių procesų ieškojimų ir merkinės atstatymo projektų visų. Merkinės sampratų ieškojimuose iš tikrųjų gaminam didįjį merkinės maketą, miesto maketą, tai 17-18 amžiaus to seno miesto su visom buvusiom bažnyčiam, su visais tais dvaro rūmais, upinių uostų ir visais elementais. Tai gruodžio mėnesį bus papuošti tikrai muziejai toks didelis, pakankamai įspūdingas maketas. Tai kiekvienas fragmentėlis, elementas po truputį vyksta gamybos procese, tai atspausdinau šiek tiek per didelę Petro bažnyčią, kurią padovanojau Algimantui kaip atminties ženklą, kaip tik svarstėm, ar tą Petro bažnyčios vietą šiandien reikėtų papuošti kokiamis nors kūrybinėmis instaliacijomis, kurias dar visai nesenai buvo ant postamento iškelta sovietinio kario stovykla. Mes pirmoje laidoje klausėmės garsų, kaip jisai krenta, tas karys nuimamas nuo to postamento, tai čia toje pačioje vietoje stovėjo šitą bažnyčią. Ir dar gal reikėtų paminėti tai, kad išgyvenam daug įvairialypių ir kitų jausmų. Tai Algimantas su indiškais motyvais vis multikultūriniai procesai, tas aritmijos, visi vystymo procesai. Bet laiko mes turbūt neturime, mes galim kalbėti vien ką nuveikėm, turbūt visą laidą. Laidos jau prabėgo čia. Turbūt toks iš tikrųjų keliantis į mūsų tą renginių ir aktyvaus dalyvavimo ciklą, tai turbūt šio mėnesio radarą turbūt labai aktyviai tilpo Valkininkų miestelis su tokiu dideliu pirmuoju modernaus meno festivaliu. Tai teko ir man sudalyvauti būtent tokio istorinio pasakojimo dalyje. Algimantas pirmą kartą teko bažnyčiai koncertuoti. Taip, tai buvo tikrai premjera ir ne šiaip koncertuoto su orkestru. Vyko tokios... Pilnoj bažnyčiai iš tikrųjų. Pilnoj bažnyčiai tokios piršlybos tarp elektroninės muzikos ir simfoninės muzikos. Tai susijungė elektroninės muzikos dueto Įkalčių slėpimo agentūra muzika kartu su Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro atliekama muzika. Šiaip tas pavadinimas šiek tiek klaidinantis man pasirodė, nes kai nebuvau susidūręs, išgirdęs šitą
pavadinimą muzikos mokyklos jaunimo. Tai aš galvoju, kad ten bus, paaugliai, bet tas jaunimas yra viso amžiaus įvairiausio, plačiausio ir tikrai labai įspūdingas ir kokybiškas orkestras. Tai jie grojo filmų garso takelius įvairių, nuo Pearl Harboro iki Misija neįmanoma, Titanikas, Haris Poteris ir daugybė kitų pačių spalvingiausių muzikos garsų. Žiauriai universalų. Taip, ir jie labai įspūdingai tikrai skamba, dirigentas labai įspūdingai dirba ir turėsime šiandien laidoje nedidelį fragmentą galimybę paklausyti iš tos bažnyčios. Valkininkuose įvyko tas pirmasis šiuolaikinio meno festivalis, kurį pradėjo Valkininkų kultūros centras, bendradarbiaudamas su šalia Valkininkų gyvenančių menininkų Žilvinu Landsbergu. Tai kartu jie išvystė mintį, kad verta irgi ieškoti kažkokių tai naujų formų, naujų jungčių, naujų pavydalų. Tai labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų bažnyčia įsileido tokią pasaulietišką sceną į savo erdves. Ir kažkaip nepabūgo eksperimentuoti, galbūt rizikuoti, nes įkalčių slėpimo agentūra iš tikrųjų kartais gali būti neprognozuojamas muzikos duetas. Kaip jūsų klausė, kur jūs praktikuojatės koncertuoti, tai buvo geras atsakymas, kad čia ir dabar vietoje. Taip, ir jau vyksta procesas. Čia ir dabar, tik tai čia ir tik tai dabar. Taip, tai džiaugiamės šią iniciatyvą Valkininkų mieste ir kažkaip linkime festivaliui klestėjimo, augimo ir ateinančiais dešimtmečiais. Ir buvo dar vakare tokia archeologinė vakarienė, Mykolas Piekuras tokį iš tikrųjų irgi vystė tą mintį ir ne tik, aišku, Mykolas, pačią to Valkininkų vienuolyno idėjos prisiminime, gal aktualizavime, tai tikrai susirinkusi bendruomenė kėlė įvairius klausimus, ką daryti su to vienuolynu ir kaip jį prikelti. Kaip žinia, tas vienuolynas buvo susprogdintas atsitraukiant vokiečiam. Tai ten yra tokios griuvėsių krūvos, rūsiai užpilti smėliu. Tai svarstant, tokia yra viena mintis, puikiausiai rūsiai yra po žeme, po Loreto mergelės Marijos buvusio koplyčią. Tai kad juos tiesiog išsivalyti ir Valkininkuose galėtų atsirasti tokia specifinė labai įdomi erdvė, galbūt kažkaip pristatant tos vietos istoriją, galbūt kažkaip daugiau kalbant ir apie tą įspūdingą buvusį vienuolyną, nes ir ta relikvijorių kolekcija, kuri būtent uždarius vienuolyną po 1831 buvo išdraskyta, bet bažnyčia yra įspūdingas, dabartiniai parapiniai bažnyčia yra įspūdingas, tikrai pakankamai unikalus Švento Bonifaco kūnas. Tokia kaip kūnas, kaip čia pasakyti, imitacija kūno, tokio be galo dailaus veido asmens, kuriame įkomponuota į vidų yra iš tikrųjų iš Romos katakombų atgabenti kaulai, kurie su visu tuo metu oficialiu bažnyčios dokumentavimu, kad tai yra tikrai Švento Bonifaco palaikai ir jie iki šiol yra saugomi Valkininkų bažnyčiai. Ir kas yra įdomiausia, kad pats to Bonifaco vaizdinys yra tarp tokio Romos kario ir abiejų tautų Respublikos bajoro. Tai labai įdomus akcentas, kad ten yra Balto Erelio ordinas. Originalus, iš tikrųjų, Balto Erelio ordinas, ant jo pačių drabužių siuvinėtas. Tai absoliučiai unikalus, labai įdomus daiktas. Bažnytinio paveldo muziejui Vilniuje buvo paroda skirta, restauruotas tas kūrinys. Tai irgi toks aktualizavimas galėtų būti didesnė, susijant ir su pačiu Valkininkų vienuolynu ir pačia tų statinių istorija. Ir tiesiog buvo tokie kelti klausimai, kaip išvalyti tos rūsius, kaip galbūt ką atidengti, ką parodyti. Tai galiu čia ir pasakyti, tai turbūt procesas nėra toks labai ir sudėtingas, tiesą pasakius, aišku, bendruomeniai pačiai tą norą išreiškus, tai reikia atlikti archeologinius žvalgymus, tai yra archeologo reikėtų pagalbos, atidengiant tą rūsių patalpą, ir tai nekainuotų milžiniškų, tiesą pasakius, pinigų, ir turbūt į pagalbą reikėtų pasikviesti konstruktorių, kuris pasakytų, kokia yra rūsių būklė, kurios reikėtų sutvirtinti, ką reikėtų padaryti,
kad būtų jie saugus, lankomi ir aš manau, tokiais užsibrėžus kokiai 5 metų perspektyvai, tai tas yra puikiausiai padaroma, tai nėra didžiuliai finansai ir vystant ir tą, pavyzdžiui, to meno, modernaus meno idėją ir tą festivalį, tai su istorija, kaip žinot, modernus menas puikiausiai turi tą kombinaciją idėjų, pats generavimas per iš vis fragmentą, plytą, degėsi, ką tik nori, yra puikiausias šaltinis tą daryti, tai Valkininkų vienuolynas, aš manau, kad yra tikrai labai įdomus ir reikšmingas objektas, kurį galima ateityje, vystyti, kalbėti apie jį ir galiausiai, paversti tokiu lankomu tikrai objektu su savom istorijom, plus kaip žinia, toj vietoj yra palaidoti ir patys vienuolyno fundatoriai, atrodo, po tais griuvėsiais ir vienas iš Radvilų net giminės atstovų 18 amžiaus pabaigos. Tai yra ką kalbėti, yra ką parodyti ir Valkininkai iš tikrųjų įspūdingas miestelis su visa ta medinė savo architektūra, tais gatvių grindiniais. Tai net labai įspūdingas dalykas, man teko vesti ekskursiją, tai ir tos pylimų sistemos kažkada buvęs, visa tvenkinių sistema aplink Valkininkus suformuota, tai patys Valkininkai buvo tapę kaip sala dvaro liekanam, ten sinagogos vieta, tai sakiau, pavyzdžiui, sinagoga Valkininkų, jeigu jinai būtų išlikusi, tikrai galite susirasti internete, Google susivedus Valkininkų sinagogą, interjeras toks buvo įspūdingas, kad jeigu būtų išlikus ta sinagoga, aš net nebijoju būtų įtraukta į UNESCO paveldo sąrašus, tai tie mūsų miesteliai labai daug ką praradę. Bet apie tai reikia kalbėti, kas buvo prarasta, kartais tai tampa inspiracija tokiem visokiem naujiem dalykam. Tai Valkininkai tikrai palaikom, būsim ir dalyvausim tuose procesuose, manau, ateityje. Gal Liudai yra galimybė sukeisti takelius vietomis ir visgi paklausykime Valkininkų bažnyčios skambesio tą dieną. Merkinė MC. MC Merkinė. Merkinė MC. Tai miksas, kurį mes klausėme, yra ne šiaip įrašas, tai yra audio garsai surinkti iš koncerto, kuris buvo Valkininkų bažnyčioje, nuskambėjo čia vos prieš kelias dienas ir tie elektroninės muzikos garsai taip pat buvo grojami tenai, sugroti vietoje iš bažnyčios balkono, panaudojant ir vargonus ir daugybę kitų tenai tą dieną instaliuotų elektroninių sintezatorių. Ir orkestras buvo įsitaisęs prie šventojo altoriaus, elektroninės muzikos duetas Įkalčių slėpimo agentūra balkone ir mesgė jie tą
pokalbį, pusantros vargonininkai. valandos. Taip. Ir vargonus beje irgi įtraukėme ir koncertas prasidėjo nuo Rožinės Panteros melodijos atliekamos bažnyčios vargonais ir tuo metu orkestras įžengė. Tai kol kas turime tik tai publikavę šios audio takelius, bet internete, YouTube'e galima rasti, kam įdomu, užfiksuotą video medžiagą, įvedus Šiuolaikinio meno festivalis Sukūrėjai Valkininkuose. Tai yra įkeltas video. Iš tenai galima pamatyti, kaip viskas atrodė. O kalbant apie bažnyčias ir bažnyčiose vykstančius pasaulietinės muzikos koncertus, galime pasidžiaugti, kad bažnyčios drąsiai įsileidžia įvairius ieškojimus, įvairius netikėtus muzikinius sprendimus, nes tai tikrai padeda kitą kartą privilioti į šiuos paveldo objektus daugiau. Neįspūdingus kultūros istorijos objektai iš tikrųjų yra. Ir Merkinės bažnyčia irgi neatsilieka ir sekmadienį, kitą dieną iškart po Valkininkų, Merkinėje sekmadienį buvo taip pat koncertas labai retas, labai įspūdingas, vienetinis koncertas toksai Lietuvoje ir kurį pristatė renginių ciklas koncertai burmistrui. Apskritai galima pradėti nuo to, kas tas burmistras yra. Manęs vieną kartą vienas merkiniškis paklausė, galima būtų sužinoti vardą, pavardę, kas tas burmistras, kam tie koncertai yra dedikuoti. Ir tai kaip iš karto padeda žmogui pradėti permastyti, apie ką viskas tai yra. Tai burmistrasgi natūralu, Merkinė laisvas Magdeburginis miestas iki šiol išlieka ir pagrindinis pareigūnas burmistras. Burmistras toksai Merkinės klestėjimo ir lyderystės toksai simbolis tarsi burmistras yra. Tai koncertai burmistrui būtent to ir imasi lyderystės, kas liečia koncertų sekciją, ir Merkinėje koncertavo Tomas Blok, unikalių instrumentų muzikos virtuozas. Tai šitas menininkas, jisai, kad suvokti jo lygį, tai užtenka paminėti, kad jisai groja su tokiom žvaigždėm kaip Radiohead, Daft Punk, Tom Waits, įgarsina Hollywoodo filmų takelius, Amadėjus, Skrydis virš gegutės lizdo ir taip toliau. Tai tiesiog, kalbant apie lygį šio menininko, tai tiesiog aukščiau nėra kur. Ir šitas asmuo, jisai tiesiog praleido 2 dienas automobilyje važiuodamas nuo Prancūzijos iki Merkinės, sugrojo ten koncertą ir važiavo 2 dienas atgal. Bet pagalvok, tai fantastika. Merkinės bažnytėlėje. Tokie dalykai vyksta. Tai jisai grojo tokiais instrumentais kaip stiklo armonika ir krištolinis bašet. Tai mes galėsime paklausyti šiek tiek apie šių instrumentų skambesio iš Merkinės bažnyčios. Turime šiek tiek tokių lengvų garso mėginėlių iš tenai nutekinę iš to koncerto. Tai trumpai norėčiau papasakoti apie tos stiklo vargonus. Iš tikrųjų, šiandien beje taip gražiai susijungia kontekstai, yra Liepos 4, tai Amerikos nepriklausomybės diena. Ir šito instrumento autorius, stiklo armonikos išradėjas, yra pats Benjaminas Franklinas, kuris yra vienas iš Amerikos valstijų, kaip pasakyti, tėvų. Valstybių. Taip, tiesioginių, faktinių. Bet jisai buvo ir išradėjas, ir žibolaidis yra jo išradimų sąraše, ir šitas instrumentas taip pat, stiklo armonika, o kaip jam šovė į galvą jį tokį sukurti. Jisai, be abejo, dauguma mūsų yra girdėję ir stebėję Rakės krašteliu, kažkiek susipažinę su grojimu taurėmis, kuomet taurė yra šiek tiek vandens, tu suki pirštu apie kraštą ir jinai skamba. Tai jisai galvoja, tai kaip čia dabar groti, jeigu ant stalo stovi 40 taurių, kiek tu gali vienu metu garsų išgauti. Tai jisai jas suvėrė į tokį kaip savotišką, ant savotiško iešmo, daug taurių vienos kitose, ir tada žmogus gali groti daugiau garsų išgauti, platesnis yra visas grojimo spektras natų. Bet vėliau instrumentas buvo uždraustas, nes tam, kad išgauti kai kurias natas, buvo naudojamas švino juostelės ir jos buvo toksiškos žmogaus organizmui. O taip pat instrumentas sukeldavo įvairių psichozių žmonėms, nes tas garsas neturi
jokios alternatyvos, jokio atitikmens. Ir dabar mes esam prisiklausę visokių, kai yra elektronika, mes girdim, kaip gali skambėti elektra. Tais laikais tai buvo labai šetoniškas, raganiškas, velniškas, pragariškas ir psichozės iškviečiantis instrumentas. Tai galime šiek tiek pasiklausyti. Tai stiklo armonika tam tikra prasme vienas iš Amerikos nepriklausomybės skambesio aidų šitas instrumentas. Kitas objektas, kuriuo Misijo Thomas Block grojo Merkinės bažnyčioje, yra krištolo bašet. Tai didžiulis kompleksiškas instrumentas, taip pat groja menininkas lytėdamas tokias krištolinės lazdeles, kurios perduoda vibracijas į tą metalinę konstrukciją. Ir šitas instrumentas buvo išrastas 20 amžiaus viduryje kaip alternatyva ką tik pasirodžiusiam pirmam elektroninės muzikos instrumentui. Ir tie broliai Bašet, kurių vienas buvo dizaineris, kitas inžinierius, bandė sukurti kažkokį objektą, kurio būtų galima groti ir kuris galėtų išgauti tokį elektroninį skambesį. Tai ten yra tokie analoginiai garsiakalbiai taisyti, toks kaip kosminis laivas atrodo. Ir matyti į bažnyčią mūsų buvo tikrai surrealu ir labai ypatingas momentas. Tai galime irgi pasiklausyti, kaip skamba krištolo bašet. Taigi klausėmės garsų iš sekmadienį Merkinėje vykusio maestro Misijo Thomas Block koncerto krištolinių bašė ir stiklo armonika, kurios pristatė koncertai burmistrui. Labai džiaugiamės, jog mūsų parapijos bažnyčia įsileido tokį drąsų, neįprastą, unikalų, sakyčiau, alternatyvios klasikinės muzikos koncertą ir linkime tokių koncertų, kad Merkinėje būtų tik daugiau ir tik drąsesnių ir tik pirmin. Kalbant dar apie šėtoniškus garsus ir vibracijas visas, tai man kaip tik bestatant duris Merkinėje teko nugirsti tokį pokalbį iš piligrimų keliaujančių pro Merkinę. Kaip žinia, ant Merkinės seniūnijos yra užkabintas mūsų Merkinės vienaragis, miesto simbolis nuo 16 amžiaus. Tai pamatę piligrimai sako, va, štai, iki ko nusigyvenom, va, dabartinė pasaulio tvarka. Tai ten išvadino šėtoniškų simbolių ir taip toliau. Matyt, žmonėm, kai kuriem vienaragis asocijuojasi su kažkokiais sąmokslo teorijom ir dar kitais dalykais, bet nuo to kažkaip kyla Merkiniai daugiau šitų, kai kam antikristinių ir šėtoniškų simbolių tada prikabinti, nes kaip kartais pagalvoja, kaip kai kurios žmonės tai net patologiškai trigerina, piktina kažkaip tokie ženklai, kur bando ieškoti kažkokių juos asmeniškai kažkokius
įsitikinimus liečiančius dalykus. Tai merkinės vienaragis nuostabus, tai va irgi iš to šėtoniškumo ateinantis, bet tebūnie. Iš tikrųjų, tai jisai priešingai, jisai toksai, dieviškumo simbolis merkinės. Tyrumo. Lydi mergelę Mariją. Mergelės Marijos apvaizdoje, visų tų šventųjų ir merkinės bažnyčiai netgi kabantis, iš tikrųjų. Taip, ir taip pat, kad nenusišetonintume, tai Krištolo Bašet lygiai taip pat gali skambėti ir skambėjo ir dieviškai taip pat, tai nesibauginkime šio instrumento ir tikrai verta pasigilinti daugiau. O tie inžinieriai tai šmaikštus, kurie tą instrumentą išrado, toks prancūzams gal būdingas humoro ir stiliaus jausmas, tai jie tuos instrumentus išradinėdavo vieną po kito, tai vienas tokių yra pripučiama elektrinė gitara. Tai irgi verta pasklaidyti internetinius puslapius. Genialus kūrinys. Pažinti. Taip. Tai va, o važiuojant toliau, pas mus daugiau renginių buvo merkinėje, tų pačių burmistrų. Tai opera su džinsais irgi taip pat vyko. Buvo Sengirės slemas. Dar įvyko, kurio irgi galim paklausyti. Tai buvo tokios dirbtuvės su jaunimu, kurias vedė Paulius Gadeikis iš Žemaitijos, Rokas Kašėta iš Dzūkijos ir prisijungė gamtininkas biologas Mindaugas Lopelė ir netgi parašė pirmąjį savo slemą, kurį mes galime netgi ir paklausyti. Yra toks nedidelis miksas, o fone girdėsime grojant patį merkinės jaunimą dalyvavusi dirbtuvėje. Kokią knygą perskaityti, kad turėčiau ką pasakyti? Kokioj pasakoj paskesti, kokią istoriją praskiesti, kad iš ryto nebūtų taip stipru ir moralinis kompasas nesviruotų, jog nebuvau ten ir ten, nedariau to ir to, todėl nesuprantu, kas vyksta čia ir dabar. Gerai? Merkinės radijas. Merkinės podikestas. Podcastys. Tai čia mano pirmas slemo kūrinėlis gyvenime. Paskui dar bus antras ir trečias, jeigu nesibos. Vadinasi Red. Raudonuoja guonos išnuodytų laukų pakraščiais, tarsi primindamos, kad raudona, red, červona, krasnoje yra kraujo, grėsmės ir pasiaukojimo spalva. Raudonuoja guonos, prikeldamas iš atminties filmo Red pavadinimą Retired Extremely Dangerous. Lietuviškai vardinto rizikinga erzinti diedukus. Mes jau tokie, bezdam, bambam netai krutėdami, daug žinome pusę to neatmenam. Mes jau tokie, bet rizikinga erzinti diedukus ir močiutes taip pat. Mes esame jūsų šaknys, atrama ir siena tarp būties ir nebūties. Rizikinga erzinti diedukus. Mes kaip seni medžiai miškuose, kurių šaknys praeityje, viršūnės nukreiptos į ateitį, prie kurių dabarties kamienų prisiglaudė ieškome atjautos ir paguodos. Neskubėkime kirsti medžių ir nurašyti senukų. Merkinės garsiena. Garsiesėjimas, garsėsena. Taigi, laikas bėga, turime nedaug laiko visokiom įvairiom mūsų kalbom, bet iš tikrųjų keliaukime prie turbūt anonsų. Tai
Merkinėje renginiai, kaip sakant, byra, vis dar byra ir pradžiai turbūt pakalbėsiu apie muziejaus renginius. Tai Liepos 7 sekmadienį planuojame iš tikrųjų tokį pakankamai gražų renginį Vincui Krėvei skirtą jo atminimui. Tai žygis senuoju jo vaikystės iš tikrųjų keliu. Iš tikrųjų tas kelias, kuris suformavo patį Vincą Krėvę kaip asmenybę, nes jisai eidavo labai dažnai tuo keliu per būtent Subartonio žolyną, per Merkinės pievas, per patį Merkinės miestelį, ten vis dėlto jį tikrai formavęs tas visas kraštovaizdis ir tą jo visą pasaulėvaizdį sudaręs. Iš tikrųjų kelias, tai planuojam tokį žygį gražų, paminint ir kapinėse jį, ir mišias laukia, tai tikrai sekite muziejaus Facebook'o puslapį. Taip pat planuose turime dar vieną tokią viešą paskaitą, aš pats planuoju, tik tai datos dar vis nesumašiau tikslingai, bet manau apie Liepos vidurį padarysime paskaitą apie 17 amžiaus Merkinę tarp klestėjimo ir netekčių, tai pakalbėsim ir apie Lietuvoje labai dar mažai žinomą būtent Tvaną, kada Maskva ir Švedija iš tikrųjų užpuolė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai pakalbėsime apie tą kontekstą, bet ir būtent ką išgyveno valstybė prieš tai ir po to, kas atsitiko su jie. Tai irgi tokia tikrai kviečiam sudalyvauti, išgirsti ir pamatyti, bet to pats muziejus organizuoja iš Vytauto didžiojo universiteto gavę kilnojamą parodą apie karus su Švedija, irgi 17 amžiaus, tai irgi turėsim ką pakalbėti. Na ir aišku, mūsų laukia ir koncertai burmistrui. Oi, tai be abejo, šiandien nemažai apie koncertus burmistrui. Barbora Valiukevičiūtė inicijavo šitą koncertų ciklą. Ir dabar mūsų laukia Liepos 13-osios koncertas iš Prancūzijos, atvažiuoja jungtinis orkestras, taip pat muzikos pasaulio žvaigždžių, baroko orkestras, tai jie atliks įvairias ne tik istoristinės, bet ir šiuolaikinės muzikos kompozicijas mažojoje, jaukiojoje, nuostabiojoje Merkinės bažnyčioje. Liepos 13 galima daug informacijos rasti koncertai burmistrui Facebook'o, Instagramo puslapiuose, o bilietus įsigyti kakava.lt. Taigi Les Affranchises, baroko muzikos orkestras. Nepraleiskite šios retos progos, taip pat vienetinis koncertas. O laikas mus spaudžia, mes iš tikrųjų norėjome daug aptarti, norėjome pakalbėti ir apie Brazausko skulptūros idėją Kaune, ir apie Bronislovo Lubio skulptūrą. Ir Škirpos lentos nulupimo aktualijas, dramas. Nes skulptūrinis gyvenimas, tikrai Lietuvoje ir Kauno, iš tikrųjų Aleksandro Jogailaičio statula irgi turi savo jau tradiciją. Jautrą liniją. Tarp gamtovaizdžių ir to perdėto realizmo, mano akimis. Tarp tų įvairių vardų, pavardžių, linijų. Mes beje irgi čia turime atsivežę iš Merkinės paveikslą šventąjį. Rokas, Merkinės globėjas, jo istorija yra irgi be galo įspūdinga. Tai Šventasis Rokas 18 amžiaus pradžioje gelbės Merkinę nuo maro, neštas jo paveikslas per miesto gatvėmis ir tuo metu sustabdęs, kaip sakant, ligos plitimą, netgi lotyniškai po jo parašyta originalia bažnyčia, kad Merkinės miestas dėkingas Šventajam Rokui. Tai Merkinės miesto globėjo atvaizdas. Ir ko gero šitas kūrinys tikrai yra galime laikyti ir stebuklinguoju ir tikrai vienu iš didžiųjų Merkinės simbolių būtent. Ir buvo kilusi mintis šitą portretą iškelti, kada buvo pandemijos metai, Vazos name, tai mes iškėlėm šitą kopiją, pragyveno savo laiką ir ko gero apsaugojo Merkinę būtent irgi ligos plitimo laikotarpį. Beje, yra du portretai, vienas pergyvenęs žiemą, kitas vasarą ir jie skiriasi, bet irgi tapęs tokiu modernaus meno principų ir idėja per istoriškumą. Bet taip, vis prisimenant, mes nuo religinės tematikos niekaip negalim pabėgti, nes jinai tikrai yra įspūdinga. Patys ir dailės kūriniai, tai yra neįtikėtina. Čia galima net Švento Roko portretą nagrinėti, šunų veislės vaizduojamas. Ir ta jo maro žaizda, ir maro žaizda, angelėlis liečia, spanielius, jautrų spenelį. Ir taip toliau. Tai tikrai
Tai Merkinės bažnyčioje galima apžiūrėti šį paveikslą, atvykus į baroko muzikos orkestro koncertą. O be abejonės, ir tikrai koncertai vyksta vis dėlto ne vienos mergelės Marijos šventosios apsuptyje. Gal taip skamba ir ne visai tiksliai, bet tikrai paveikslų mergelė Marija Merkinės bažnyčia yra ne vienas ir yra be galo įspūdingi. Ir globoja juos saugo Merkinės vienaragis. O visgi gal ir trumpam pavyks mums ištrūkti iš bažnytinių temų, tai artėja Aritmija, šiuolaikinio meno festivalis ir Nava bus nebe bažnyčioje šį kartą, o Merkinės lentpjūvėje. Ir turime... Įspūdinga erdvė iš tikrųjų lentpjūvės. Merkinės dailės fabriko buvusio erdvė. Tai pernai pakrikštėjome pirmojų Aritmijos renginių tą erdvę ir šiemet vėl vyks, tai rugpjūčio 2-3 rezervuokitės datas, o pabaigai turime paruošę jums šiandieną vieną iš festivalio muzikos headlinerių, pagrindinių atlikėjų. Tai Meda Kaunaitė, žinoma pseudonimu Ejedma, jinai gros šeštadienį Aritmijoje, iš Belgijos atvyksta specialiam koncertui. Galbūt esate ją girdėję grojant grupėje Crucial Features, buvo žymus kūrinys. Iš tikrųjų įspūdingas, irgi vertas susirasti, kaip tos paauglės groja pankroko gabalą Mirštas sovietynas. Tikrai pakels nuotaiką. O toliau pseudonimu Ejedma jinai kūrė ir albumas jos solo išleistas vadinasi Pick a Card, išsirinkite kortą, ir čia yra viena kompozicija iš jos to albumo, o jos gyvos muzikos pasirodymą girdėsime Aritmijoje rugpjūčio 3 dieną. Tai atsisveikiname turbūt šiai dienai, džiaugsmo ir laimės į jūsų namus, kaip sakant, mylėkit vienas kitą. Ačiū Algimantai. Ačiū Žygimantai, ačiū Liudai. Liudai, ačiū. Ačiū mėly klausytojai. Ačiū Alytui, visiems. Ačiū Pietų Lietuvai. Su džiaugsmu.